kad reikia pasižiūrėti, kokie iš tikrųjų jūsų santykiai yra su žmonėm, ar jie yra iš tikrųjų artimi. Bet suprantate, tas gimtadienis, tai dar nereiškia, kad mes, kai sveikinamės gimtadienis, tai mes artimi esam, o jeigu mes nesisveikinam, tai mes neartimi. Čia, žinai, dar irgi priklauso ir ta tema, apie kurią mes šnekam. Nes mes esam, pažiūrėjau, artimi, bet mums tie gimtadieniai nėra svarbus, mes jų nesusvarbinam. Mes nedarom tų fiestų ir tų, pririnkti žmonių, kad čia kažkaip čia pagerbta žmogų. Nesvarbu iš vis, juk tu nejauti, kad eina kažkokie tai metai, savyje nėra jokio virsmo tą dieną niekas neatsitinka. Užtat galima šito nesvarbinti. O jūsų atveju, man atrodo, tai labai paprasta yra daryti taip, kaip šitie žmonės daro. Jeigu jie visiškai nekreipia dėmesio į jūsų gimtadienį ir tai, kad jūs pasveikinot ir jie niekaip nesuriša, kad gal ir reikėtų čia kažkaip tai paminėti, tai tada ir jūs nebeminit. Pabandykit šiais metais nebedaryti šito. Ir pažiūrėsit, kas bus. Irgi, elgtis lygiai taip pat, kaip su jumis elgės. Jums irgi bus trigeris, aišku, bet tai čia ir yra, supranti, pakeitimas to savo elgesio